Ponai ir ponės, sveikinamės iš mūsų bičiulių Talex stendų parodoje Agrošou Bernaro 2025 ir norėtume jums tikrai didelės gamintojo naujienas. Talex eina dideliais žingsniais į priekį šienavimo technikos srityje ir šioje parodoje pristato ZK800 dviejų rotorių grėblį, kuris standarte turi visas opcijas, kas pas kitus yra kaip papildoma komplektacija. Veslavai, darbinis plotis. 780, nors užrašyta 800. Nu dabar tokia mada visa rinka eina į tą pusę, kad visi parašo truputį daugiau, bet hidraulinis reguliavimas Daugiau su mažiau. Hidraulinis pločio reguliavimas standartinė komplektacija nuo 680 iki 780. Iškart standartai yra pultelis ir hidraulinė salelė, kur galima ir kiekvienu rotorium atskirai grėbti. Galima pakelti po vieną rotorių. Taip, ir užsifiksuoti hidrauliškai. Tandeminė važiuoklė rotoriuose irgi kaip standartinė komplektacija. Dar kainų oficialių neturim, bet jau kitiem metam bus tikrai galima šį padargą užsakyti. Viskas paprastai reguliuojasi. Paprastai ir lengvai. Važiuoklė kaip ir visur, ten nieko ypatingo. Labai lengvas pakelimas, nereikalaujantis jokių pastangų. Važiuoklė vairuojama kaip ir pas visus modelius, tai turbūt net neverta minėti, kitaip ir nebūna. Nieko naujo. Bet tikrai labai įdomus modelis, kuris bus pasiūlytas rinkai. Naujas vartytuvas Tornado. Anksčiau būdavo tik šitie mažesni 5,5 metro, o dabar yra 8 metriai modeliai, kurie pasak gamintojų labai populiarūs Amerikoje. Čia jau pagrindinė rinka su šitais vartytuvais. Labai tvirtai surekstas, kaip matom. Ir su šitą važiuoklę, nu tikrai tvirtai atrodo. Masyvi ratukų važiuoklė. Šoniniai, ko gero, gali užsilenkti rotoriai. Šitie šoniniai tai panašu, kad gali užsilenkti, nors palauk. Vienas cilindras nebent turi dvi pozicijas, tai reikės pasitiksinti, kaip tai veikia. Jo. Bet šakutė šitoje vietoje yra, kad būtų užtikrintas paviršiaus kopijavimas. Didelės gamintojų naujienas ir su šienapjovėm. Jau net neminėsim tų paprastų vieno rotoriaus grėblių. Nes, nu ką apie jį pasakys, jis gali būti... Reikia dar žinai, apie ką mums, apie šitą pakalbėti. Šitą buvo užklausą, bet kadangi neturėjom vietoj, tai yra labai populiarus daiktas pradalgių prakratymui. Kai šiemet buvo lietingi metai, buvo daug kas turėjo problemų su šiaudais. Tai kaip plaušintuvų galima pavadinti, ar ne? Ne kaip plaušintuvas, o kaip vartytuvas, bet kuris tik tai pradalgiais labai greit gali važiuoti. Ir jam yra su nukreipėjais, gali nukreipti pradalgiai į sausą vietą, kad ne į tą pačią šlapę vietą sudėtų. Ir tiesiog prakedenta pradalgė, kad išdžiūtų. Čia va yra persistato kampas. Jisai biškį pasilenkia šonu, dėl to jisai permeta pradalgę netiesiai už salės, o ją meta biškį į šoną. Tai kalbėjau šiandien, tai sakė, šiemet Lenkijoje baisiai daug šitų pardavė, nes Lenkai yra daug gyvulininkystės, daug šiaudų naudoja ir su tokiais orais irgi turėjo daug šiaudų presavime. Tai sakė, šiemet buvo labai populiarus šitas daiktas. Ir mes tarp kitko irgi turėjom užklausų, bet... Tiesiog jau dėl terminų negalėjom greitai pristatyti. Taip. Neturėjom tokių sandėlinės, pas mus buvo toks gal nepopuliarus daiktas, bet matom, kad tikrai turės paklausę. Taip. Manau, užsisakysim vieną į sandėlį. Už mūsų yra ir kuriuos ne vieną pardavimą automatinis valdymas. Rasim, kad padėmos. Visą automatinį ciklą turi, tai ten paspaudi, kad pasikrauni ir jis viską iki rulonų numetimo padaro pats. Bet gali viską daryti ir mechaniniu būdu su mygtukais. Svoris 2 tonas, tai nereikia bijoti, kad vers vyniotuvą pasikrovus. Šienavimo technika. Ką čia dar parodyt? Ateik parodysim naują šienapjovę. Turbūt didžiausia naujiena ir didelis žingsnis į priekį Talex'e. Tai nauja šienapjovė su centriniu pakaitimu.
Galą. Taip, užsilenkite į galą ir pakeliama. Tai patys žinot, į kurį modelį panašu. Neminėsim šitų dalykų, neminėsim. Taip, Talex naudoja savo pjaunamą, anksčiau naudoja itališkas pjaunamasias. Dabar jau turi savo technologiją, tai čia gal būtų verta parodyti, kaip atrodo. Anksčiau Talexo buvo su pjaunama šele, kas buvo ganėtinai brangu remontuoja techniką, o dabar jau su pleištu. Kaži, iš kur čia nukopijavo? Net Pasiskolina. Susukama pjaunamoji, nesuvirinta. Tai turim. Bet iki šiol turėjusi tik tai dašoninį pakabinimą. Dabar jau turim ir centrinį, tai galim pasiūlyti dašienapio ūkiam su nelygiais laukais. Taip. Ir didesnį sortimentą. Tikiu, kad kaina tikrai bus irgi. Kopijavimas turėtų būti labai geras. Ir patraukli kaina, lyginant su konkurencija. Priekinė šienapjovė jau traukiamo tipo. Kažkada viena pirmųjų mūsų parduotų šienapjovių priekinė irgi buvo Talex Fast Cut, bet dar stumiamo tipo. Tai turėjo nedidelį kopijavimą ir tas tik tai spiruoklis pakabinimas į traktorių. O čia jau matau, kad bus daug rimtesnis paviršiaus kopijavimas. Operatoriau, ateik. Taip pat ir senasis modelis OptiCut, 3 metrai, kol pasikeitė markiruotė, reikia pažiūrėti. Buvo anksčiau 210, 250, 280 ir 320, o dabar 220, 200, 3 metrai ir 340 darbinis plotis. Turbūt jau iš mūsų atstovavimo gamintojų vienintelis, kuris dar turi būblinės šienapjoves, bet ir parduoda visą. Parduoda būblinės šienapjoves iki 2,10 m darbinio pločio, o mažiausias gali būti 1,30 m. Su frontaliniu žolę pjaut? Bet jeigu nedaug pjaut. Koks srauto poreikis? 32 litrai per minutę, tai laisvai galėtų. Su davarau surinti. Dabar norėčiau grįžti į tą pusę prie komunalinės technikos, nes ten, mano nuomonė, mūsų rinkai labai aktualios naujienos, kadangi atsirado mažyčiai modeliai skirti labai mažiem komunaliniam traktoriam. Tai tikiuosi, kad komunalininkai irgi žiūri šitą video, nes jiem tai labai svarbios naujienos, nes matom, kad daug rinkoje naudojamų kinietiškų smulkintuvų. Nieko nenoriu sakyti apie kinietišką techniką, bet dažniausiai pas mus atvažiuoja tokios žemesnės kokybės ir vėliau nei dalių nieko. O čia yra pilnai Lenkijoje pagamintas produktas, naudojami europietiški komponentai, kuriem visą laiką rasti atsarginių dalių ir greitą dalių tiekimą turės. Ant kietuko pakaminta šluota hidraulinė City. Metras 50 darbinio pločio, svoris tik 220 kg, vandens purškimo mechanizmas pakabintas ant galo, taip pat tam, kad ir subalansuoti svorį. Čia labai geras sprendimas. Taip. Kažkada darėm tokį savadarbį sprendimą, tai Mauserį ant rėmelio kabinam klientui, o dabar jau ir gamykla tą gali pasiūlyti. Čia jau šluota yra turbūt šluotų flagmanas, 280 profilainas. Žiūrėk, koks yra šluotos šepečio aukščio reguliavimas. Bunkerio užsidarimo reguliavimas. Čia bunkerio užsidarimo, o ne šluotos prispaudimas, man atrodo. Ai, šluotos prispaudimas. Šluotos prispaudimas. Profi Clean 280, labai masyvi šluota, panašu, kad skirta. Jau pagal užkabinimą matosi, kad skirta rimtai technikai. Ne ant paprasto frontalinio krautuvo. Ja. Reiktų pasižiūrėti iš tikrųjų svorį, bet aš ir sveria. Populiarus modelis ir paprastas ekoklynas Lietuvoje, jų parduodami įvairiausių modifikacijų. 1,50 m, 1,80 m, gal net 1,20 m yra jo. Ir 2,30 m. Tai gali būti toks plikas variantas, o čia sukomplektuotas. Tokių pardavim šiemet ne vieną.
Tai komplektacija gal išvardink, kas čia gali būti, ko nebūti. Tai kas gali būti. Opcija yra vanduo, reikia, nereikia. Šoninis šepetys reikia, nereikia. Ir bunkeris šiukšlių. Tai šluota gali būti montuojama tiek ant priekio, tiek ant galo, nes pats sukabinimas yra apsukamas. O sukabinimo elementas, čia panašu, vamzdis tai yra JCB kufitas ar ne? Ar čia Manitou? Manitou. Tai galima prisitaikyti bet kokiai technikai, kadangi čia... Taip, užkabinimai yra visokiausių, užsakinėję esam ir visokių. Na ir šiemet pardavę esam šitokį šluotą. Tai yra twisteris. Tai yra, sakyčiau, gal labiau tiem, pas ką yra ūkininkai perka, kai reikia grūdų sandėlių šluoti, kadangi į kaušą didelis, daug šiukšlių gali prisišluoti. Taip. Vienas dalykas, antras dalykas, kai yra kabinama ant frontalinio arba ant teleskopo, tai tu šluodamas gali tiesiog ją pasikelt, užsiversti šiukšles gilin ir vėl toliau šluoti. Kad nebirėtų... Jo, kad nebirėtų. Prie pačiapėčių. Gali realiai pilną kaušą prisišluoti. Taigi, apie šluotas pakalbėjom, kad dar nepamiršti, tai mulčeriai. Atsirado ultralight modelis, skirtas netgi tokiam mažam traktoriukui nuo 20 arklio galio. Esnai, koks ten svoris yra? Pažiūrėkit, 250 kg. Tu kur nors gatvėse matei tokį gražų mažą mulčeriuką nekinėtišką. Nu, tai iš tikrųjų labai gerai. Ir va, šoninis išnešimas yra į plus 90 minus 50 lankstosi. Ir griovius gali šienauti. Nu, taip. Tos 20 arklio galių, tai gal čia tokia apatinė riba. Reikėtų gal į kokį 30-uką orientuotis, nes vis tiek tas svoris, kai įsineša į šoną ir pakėlus, tai 20-ukas nežinau, ar paneštų. Bet labai tikiuosi, kad šitas modelis ras savo vietą mūsų rinkoje. Verta priminti, kad Alex turi ir tokius RB 200 modelius su šoniniu išnešimu. Tai kreipkitės į mūsų regiono vadybininkus ir irgi grįžtų kainos pasiūlymų. Kiek esame pardavę, tai ganėtinai patikimas modelis. Taip. Kuo skiriasi nuo konkurentų, kad iki šiol vis dar turi perdavimo volelį per vidurį. Kardanas yra ne vien dviejų kardanų. Taip, dviejų kardanų, nėra tokio ilgo to kardano ir gal netoks didelis laužimas, ar ne? Šitoje vietoje pliusas yra. Klasikiniai mulčeriai Leopard 2. Tai iš tų mulčerių jau labai daug esame rinkoje pardavę. Tai čia yra 2 metrai, mažesnių gal turbūt dar yra. 2,80, 2,50, 2 metrai, tai ką mes pastoviai praktiškai sandėlį turėdavom. Taip. Tai jie jau standartė turi atidaromą dangtį, iš galo arba kopijuojantis volas, arba kopijuojantis ratai ir hidraulinis pastumimas standartinėje komplektacijoje. Hidraulinis mulčeris ant frontalinio ir Eko 150 šiemet irgi turim parduotų ir sėkmingai dirbant. Kam nereikia atidaromo dangčio ir tų opcijų, tai šitas variantas toks ekonominis irgi vertas dėmesio. Žiūrėk, šitas Eko atrodo kaip seniau Leopardas atrodė. Na taip. Kai neturėjo dar dangčių, visiškai toks pat korpusas. Manau, kad čia iš ten ir atėjo. Taip, pervadino tą modelių gamą, tad Alex gali labai platų tokių ekonominės vidutinės klasės mulčerių pasirinkimą pasiūlyti. Nu, o kam netinka ekonominė klasė, tai yra ir profilainis. Tai profilainį turbūt verta pradėti nuo priekinio mulčerio. Universalaus mulčerio. Na taip. Kurį gali ir priekį ir gale naudoti. 3 metrai darbinio pločio. Volas auto diržų tempimas. Iš išorės labai gerai padarytas. Tikrųjų matosi įtempti diržai ar ne? Ai, šitoj vietoj gal čia verta parodyti šitą momentą. Čia įsitempi ir matai. Pagal spiruoklės būseną matai ir įtempti diržai. Tai čia padaugo aptarnaujant, o ne dangtinių minėt žiūrėt. Taip. Ir ką, kukurūziniai, didėjai mulčeriai, kuriuos gali transportuoti keliu prikabinus. O šitas 320 turi 2 pusių varomą pavarą. Dabar tik tai reikia
Vienas velias. 320 yra su vienu veliu, o 470 yra dviejų velenų. Netidarysim ne su cilindru. Bet man patinka Hidrauliškai atidaromi dangčiai jau čia. Man patinka šito atruminių ratų konstrukcija rimtai atrodanti. Ir su spiruokliam. Neturi smūgių, laužimų. Tai va, mėlyje, tiek žinių iš Talex stendo. Tikiuosi buvo įdomu ir tikiuosi, kad pasiskambinsit ir paprašysit. Klauskit, padėsim. Jo, paprašysit norimo modelio pasiūlymų ir kitą metą jau turėsit savo Talexą kėlę.